Ezros knyga, 8 skyrius. Sąrašas šeimų vyresniųjų pagal jų kilmę, kurie karaliui Artakserksui viešpataujant išėjo su manimi iš Babilono, iš Finehaso palikuonių Geršomas, iš Itamaro Danielius, iš Dovido Hatušas, iš Šachanijos sūnų Parošo palikuonių Zacharija, kartu su juo buvo užrašyta 150 vyrų. Iš Pahat Moabo Zerachijos sūnus Eliehoenajas ir su juo 200 vyrų. Iš Šachanijos Jahazielio sūnus ir su juo 300 vyrų. Iš Adino Jehonatano sūnus Ebedas ir su juo 50 vyrų. Iš Elamo Atalijos sūnus Izaja ir su juo 70 vyrų. Iš Šafatijos Mykolo sūnus Zebadija ir su juo 80 vyrų. Iš Joabo Jehielio sūnus Abdija ir su juo 218 vyrų. Iš Šelomito Josifijos sūnus ir su juo 160 vyrų. Iš Bebajos sūnus Zacharija ir su juo 28 vyrai. Iš Azgado Hakatano sūnus Johananas ir su juo 110 vyrų. Iš Adonikamo sūnų Elifeletas, Jejelis, Šemaja ir su jais 60 vyrų, kurie buvo paskutinieji. Iš Bigvajo Utajas, Zakūras ir su jais 70 vyrų. Aš juos sušaukiau prie upės, tekančios į Ahavą. Ten mes pasilikome palapinėse 3 dienas. Aš apžiūrėjau žmones ir kunigus, tačiau tarp jų neradau nė vieno levito. Tada aš pasikviečiau vyresniuosius Eliezerą, Arielį, Šemają, Elnataną, Jeribą, Elnataną, Nataną, Zachariją, Mešulamą ir mokytojus Jehojeribą ir Elnataną. Juos pasiunčiau pas Idoją, Kasifijos vietovės vyresnįjį, prašydamas atsiųsti mums žmonių, kurie tarnautų Dievo namuose. Gera mūsų Dievo ranka buvo ant mūsų, ir jie atsivedė išmintingą vyrą iš palikuonių Machlio, sūnaus Levio, sūnaus Izraelio, Šerebiją su jo sūnumis ir broliais, 18 vyrų. Iš Merario palikuonių Hašabiją ir Izają su jo broliais ir sūnumis, 20 vyrų. Ir šventyklos tarnų, kuriuos Dovydas ir kunigaikščiai buvo paskyrę tarnais levitams, buvo 220 vyrų. Prie Ahavos upės paskelbiau pasninką, kad nusižemintume prieš savo Dievą ir melstume laimingo kelio savo vaikams ir savo turtui. Aš gėdžiausi prašyti iš karaliaus karių ir raitelių, kad jie mus apgintų nuo užpuolikų kelyje, nes buvau pasakęs karaliui, mūsų Dievo ranka yra ant visų, kurie jo ieško, bet jo rūstybė ir galia prieš tuos, kurie jį apleidžia. Mes pasninkavome ir meldėme savo Dievo dėl šito, ir jis išklausė mus. Aš parinkau iš vyresniųjų kunigų 12 vyrų, Šerebiją, Hašabiją ir 10 jų brolių, ir pasvėriau jiems sidabro, aukso ir indus, Dievo namams skirtas dovanas, kurias paukojo karalius, jo patarėjai, jo kunigaikščiai ir izraelitai. Aš padaviau jiems 650 talentų sidabro, sidabrinių indų, sveriančių 100 talentų, bei 100 talentų aukso, 20 auksinių taurių, 1000 drachmų vertės, ir 2 indus iš geriausio, blizgančio kaip auksas vario, ir tariau, jūs esate šventi viešpačiui, indai taip pat šventi.
Sidabras ir auksas yra laisvos valios aukos viešpačiui, jūsų tėvų Dievui. Budėkite ir saugokite tai, kol pasversite Jeruzalėje, viešpatės namuose, kunigų, levitų ir Izraelio giminių vadų akivaizdoje. Kunigai ir levitai paėmė pasvertą sidabrą, auksą ir indus, kuriuos jie turėjo nugabenti į Jeruzalę, į Dievo namus. 1 mėnesio 12 dieną išėjome nuo Ahavos upės Jeruzalės link. Dievo ranka buvo ant mūsų ir jis saugojo mus nuo priešų ir užpuolikų. Atėję į Jeruzalę, ten pasilikome 3 dienas. 4 dieną sidabras, auksas ir indai buvo pasverti Dievo namuose ir perduoti kunigui Meremotui, Urijos sūnui. Su juo buvo Finehaso sūnus Elezaras ir levitai, Jozujas sūnus Jehozabadas ir Binujo sūnus Noadija. Viskas buvo suskaičiuota, pasverta ir surašyta. Sugrįžę iš nelaisvės tremtiniai aukojo deginamasias aukas Izraelio Dievui, 12 jaučių už visą Izraelį, 96 avinus, 77 ėriukus, 12 ožių aukai už nuodėmę. Tai buvo deginamoji auka viešpačiui. Jie įteikė karaliaus įsakymus vietininkams ir krašto šiapus upės valdytojams, o šitie teikia paramą tautai ir Dievo namams.